Labą dieną, mėly žiūrovai. Čia aš Dalius Rakutis, Kablys LT. Mūsų pašnekovas šiandieną Virginijus Vindrinskas, čia taip jau pakankamai žinomas Jonavos pusės žvejas, spiningautojas. Šiandien paspiningavom kelias valandas, pasižiūrėjom salačių tokių margų trupučiuką pane. Tokį klausimą, ką iš tikrųjų Virgi reikia dabar taip daryti, kad pagautume tokį laikų salatį. Kokiose vietose, gal nuo to pradėkime ieškoti, ką tu patartum? Sakykim, kas žmogus žino upę ir žino vietas, tam lengviau yra pagauti. Bet tai šiaip dabar, kaip tokie orai, bijau aš ką ir pasakyti, kaip matot, vanduo nėra labai švarus, įdomus toks. Šiaip reikia ieškoti kažkokių upėj kliuvinių, duobučių. Dar būna tokios vietos, kur žuvis renkasi. Prieš nerštus, aišku, neršto metu žvejoti negalima, bet, sakykim, jos ten iš anksčiau renkasi. Ir tai žinant tas vietas pagaut galima, o jeigu visai, tai jau čia jau kaip darbas, viską darbas. Eini ir tikrini. Bet iš esmės vis tiek, ta žuvis kažkur tai ne pačioj srovėj stovi, jinai kažkokio įlankai ramesnė, kaip šiandien žiūrėjom, kažkokia vis tiek turi būti lėtesnis ruožas, ar ne? Nu, sakykim, biski kažkoks vis tiek turi būti upėj kliuvinys, ar koksai, sakykim, pagilėjimas dugne, vadinama duobė, ar kokie didesni rieduliai, akmenys, kažkas tokio reikalinga, grinai vien ištisoj srovėjai, sakykim, būna stebuklų, bet tai netankiai. Dabar laikas yra, dar šiandien taip toks man susidarė įspūdis ir pats sakai, kad visgi ankstoka. Mes šiandien padarėm žvalgybą, bet dar yra šiek tiek anksti, toks sakai, gal porą savaičių reiktų tokio pašilto. Gal, sakykim, ne porą savaičių, šiaip pagal šias vietas, kur mes žvejojom, upės lygis, sakykim, dar kokį 10 gerų centimetrų yra per aukštas, būtent tose vietose, kur mes žvejojom. O taip, sakykim, ir šilčiau biskį reikia, nes čia tie orai tokie permainingi, tai šalčiai, tai atšilimai, tai sunku ką ir pasakyti. Taip, rimtesnio. Žodžiu, bus matyti, turbūt aš manau, kad dar atvažiuosim šiandien kartą pabandyti pataikyti. Tai jie kimba, bet stengsimės. Kokia tendencija va to, sakykime, ankstyvo pavasario salačių gaudymas? Mačiau, kad gaudė gana dideliais masalais iš esmės. Šiaip, sakykim, kada gaudydavau blizgėm, tai blizgės nebūdavo didelės, patys suprantat, blizgė didelė, tai jinai sunki. O dabar gaudavau, tais populiariaisiais timonais gan patogu, tai toksai wobleris, kur daryti nieko nereikia, užmetė į laiką ir iš lėto traukinį. Gaudau ir bazdėjais, gaudau ir megabasais, bet gaudau jau šiaip, sakykim, tokiais jau apie 10 cm ir didesniais, ir iki 12 va tokiais centimetrų, tai tokiais didumų. Šiaip mano paskutinės žvejybos, o ką dadėti nežinau, tiesybę pasakius. Dabar spalvos pasaulius. Dabar vanduo šiandien buvo toks pusę metro, gal panašiai matomumas, ne kažką, taip jau drumstokas, bet... Sakykim kaip, prie drumstesnio vandens visada yra reikala, šiaip, sakykim, tas aštresnės spalvos, nebūtina, kad ten rėkiančios būtų taip kaip barbinės, bet tai būna kas baltas su kokiu ryškalu, gelsvu arba su kokiu morkvinis, sakykim, ar kažkoks pinktas vadinamas, bet nereikia, kad būtų didelis fonas, būtų akcentas duotas, ryškesnis, tai kaip ir pats su mėlynu, su raudonu papiliu, pabandėjai, pagavai. Vieną žuvį šiandieną. Jo. Tai maždaug, kaip pasakykim, tos didelės kaip ir taisyklės nėra tokios, kad būtent tas spalva ir būtent tokiais gaudyti. Čia negali žinoti, gali paimti ir ant paprasto natūralios spalvos, aukšlinės. O kaip pasalo vedimas? Tam tokiam salačiui, ankstyvo pavasaris, galima sakyti, žiemos? Taip, iš savo praktikos galiu pasakyti, aš greitai niekada nevedu. Žiūrint reikia žiūrėti, kur tu žvejoji. Jeigu tu čiupinėjai aplink akmenus prie didesnės srovės, tai biskį lėčiau pravedi, kad apeitų juos, nes greitų traukimų, pralėkiai. O jeigu duobėsi ar ką, tai tu vis tiek turi užsigilinti į duobės vidurį, kad tu ar duobės pradžioje, ar duobės gale išsitrauktum ant lengvo traukimų lietų. Twitchingo nenaudojas?
Oi, tvičingas, sakykime, nu ką tu tenai tokį timoną, ar tai yra kokį didesnį voblerį, tu iš vidury upės patvičins. Aišku, gali ten dėl savo šventos ramybės biskiai lengvai bakstel, bet tai, nežinau, ar yra būtina. Nu ką, dėkui ten. Nu tai ir ką, ir Smagu. tau dėkui, kad Pagi žvejyba. atvažiavai.